Pirmas dalykas, tai keičiasi sudėtis dalyvių, nes dalyviai išmanėja mūsų taip pat ir užduotys ir mes kiekvienais metais vis darom sudėtingesnės jas. Tai iš tikrųjų noriu labai pasidžiaugti, kad šiemet turėjom daugiau norinčių, negu galėjom pasiūlyti vietų dalyvauti. Ir teko taip pat pripažinti, kad jaunieji arba būsimieji elektros instaliacijos meistrai, jie siūlėsi vos ne iš visų aukštųjų mokyklų, kurios rengė. Tai šiuo metu turėjom skyrę 2 vietas, tai yra studentams, taip pat teko KTU ir Šiaulių kolegijos komandos. Ir tai matosi, kad iš tikrųjų auga ta jaunoji karta, kuri tikrai bus pasiruošusi susidurti su naujais iššūkiais ir taip pat prisitaikyti prie rinkos sąlygų. Tai vat, kas keičiasi šiais metais, tai prisijungia studentai, pasikeitė šiek tiek įmonės, dalyvauja taip pat ir nugalėtojai praeitų čempionatų. Tai tikiuosi tikrai rimtos, įnirtingos kovos, kuri po kelių valandų jau ir pasibaigs. Naudą matau, kad galės šiek tiek pakelti kvalifikaciją, nes toks įspūdis, kad kai kurie dalyviai, kai kuriuos produktus arba sprendimus, kuriuos mes pasiūlėm sukurti, jiems yra dar visiškai, jie yra matyti, bet jie yra nauji. Tai manau, kad pirmas dalykas arba nauda jiems bus susipažinti su sprendimais ir juos pačiupinėti gyvai. O tai automatiškai leis jiems taip pat ir pasiūlyti panašius sprendimus dirbant gyvai klientų namuose, klientų ofisuose ir juos pritaikant prie realių gyvenimo sąlygų. Mes stengiamės bendradarbiauti su aukštosiomis įstaigomis, tai Baltijos šalyse mes dirbam su visais realiai universitetais, KTU šiaip ypatingą dėmesį skiriam, esame įrengę kelias laboratorijas ir 100-tūkstantinė skirta, tarkim, už 100-tūkstantinę sumą skirta įranga ir matom poreikį, kad iš tikrųjų mokslas su verslu nori bendradarbiauti. Tai šiaip manau, kad vien tik tai aukštosios mokyklos be verslo joms būtų sunku įsivaizduoti, kas vyksta rinkoje ir tuo pačiu paruošti tinkamai išsilavinusius specialistus tam, kad jie prisitaikytų prie rinkos sąlygų. Per metus vykdom labai daug įvairių seminarų, dalinamės mūsų sukauptą patirtimi iš viso pasaulio, nes Schneider Electric dirba visame pasaulyje, beje kiekviename pasaulio šalyje ir tą sukauptą patirtį pritaikome Lietuvoje. Tai vat, mūsų stiprioji dalis yra tai, kad mes netingim, mes važinėjam po miestus, važinėjam pas vartotojus, dalinamės, edukuojam ir stengiamės to know-how arba tos informacijos vien tik tai savo nelaikyti. Stengiamės pateikti paprastam vartotojui suprantamą kalbą. Sudėtingus techninius sprendimus išverčiam į paprastų vartotojų kalbą, kad jie suprastų per realią naudą. Viena nauda gali būti sutaupyti, kita nauda patogiai naudotis, trečia nauda galbūt neinvestuoti daugiau negu ketino. Šios dienos seminarų temo mes pristatom 6 temas, jeigu aš teisingai prisimenu. Tai pirmoji šiuo metu yra labai populiari ir visur sutinkama tema skiriama, tai yra LED apšvietimo valdymas, nes tai yra pakankamai toksai populiarus terminas ir visi žmonės stengiasi sutaupyti įsirengdami LED apšvietimą. Mes kalbam apie tai, kaip teisingai jį įsirengti, nes tai yra pakankamai jautrus. Jeigu tinkamai jis yra nesuinstaliuotas ir neparengtas, tai gali tiek nukentėti, tiksliau ne tai, kad nukentėti, bet galbūt nepasiekiama talpa, nepasiekiami visi įmanomi efektyvumo kriterijai galbūt. Antra tema mes kalbėsime apie sprendimus pastatam, tai bus pristatyta Easy Paktai arba didesni automatiniai jungikliai. Tai daugiau čia bus ir skiriama mūsų partneriams, ne galutiniams vartotojams. Ir taip pat bus kalbama apie sprendimus pramoniai. Tai yra, kaip pramonės įmonės gali sutaupyti, kaip gali prisitaikyti, labai paprastai įdiegus nedidelius patobulinimus, galbūt taip įvardinus. Nedidelius patobulinimus padarius, tai galima pasiekti didesnę naudą, didesnius sutaupimus.